Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Šiandien Žiedo broliai tinklalaidė pirmoji dalis Aurum 1006 km lenktynių apžvalgos kartu su Jonu. Šiandien kalba yra apie Batsą, kuris vyks šį savaitgalį Kačerginėje, ir apie Kreventiką, kuris irgi šį savaitgalį vyks Italijoje. Tai pradedam nuo Kačerginės ir Batso reikalų. Ir čia, Tikrai taip. jo, šį savaitgalį vyks trečiasis Batso etapas, tuo pačiu Lietuvos antrasis, trečiasis etapas Lietuvos čempionato trečiasis ir Batso trečiasis etapas. Tiesa, tai skaitysis kaip ne visos įskaitos, bet skaitysis pagrindinė, mano nuomonė, įskaita 3-2-5. Po dviejų čempionato etapų, kurie vyko Bikirniekose ir Parnatosoje, užtikrintai pirmauja visus 4 važiavimus laimėjęs Latvijos Ričardas Šubeckis iš Jūrmalos, Paulius Urbanavičius antras, ir jie abu startuos ir Kačerginėje. Tai bus labai įdomios lenktynės, pažiūrėsim, ar pavyks Pauliui Urbanavičiui iškovoti pirmąjį šio sezono pergalę. Man tai labai įdomu, kad, žinai, mes matom Algirdas Geležinis. Jo, pavardė Geležinis, bet turbūt greičiausiai nesusijęs su Geležiniu šeima. Esu girdėjęs apie Aš galvoju, ar čia ne tas Geležinis, kuris kažkas ten sakė, lyg tai jų giminaitis. Gali būti. Nes jau, jeigu atsimeni, senesniau buvo vienas Algirdas toks Geležinis. Taip. Kuris ten paskui paaiškėjo, kad giminaitis. Tai va. Ką matom ir turime dailiosios lyties atstovų, paskui eina Batso klasės, BTC 1, 2 ir 3, kur irgi čempionatas įsibėgėja, 1600, Latvijos ABC reisingas, ir 2 valandos, jame daug Aurum dalyvių, tai ir Ramūnas Čepkauskas, ir Tarzanija, kuri Kačerginėje visada būna greita, ypatingai per Ring Challenge ir Time Attack varžybas. Tai jie turbūt bus vieni favoritų, Hemi reisingas, nematom dėja Damaka, bet Damaka nežinau, ar nori važiuoti Kačerginėje tokioj trasoj, nors tai yra atnaujinta, bet ar jie apsimoka, niekada nėra važiavusi Audi TCR. Kol kas jų nėra. Ir matom LTC ir Time Attack varžybose ryškę staigmeną, tai yra Luka Lukaitė. Jis startuos su Lamborghini automobiliu. Tai turbūt didžiausia staigmena šito etapo kol kas iš pateiktų dalyvių. Mes matom Luka Lukaitė su Lamborghini Huracan. Dalyviam tikrai bus maloniausia matyti tokį greitą automobilį mūsų Kauno trasoje. Ir iš dalies aš džiaugiuosi, startuos Lamborghini, bet, pažiūrėsime, Lukas Lukaitis tikrai bus greitas Kačerginėje. Mes iš vienos pusės džiaugiamės, bet iš kitos pusės liūdim, nes man tai būtų maloniau matyti vėl jų komandą asmeniškai Aurum. Taip, iš dalies Aurumo lenktynėse, jie kol kas paraiškos nepateikė ir greičiausiai nepateiks, kiek girdisi. Kiek žinom, viskas dėl pinigėlių. Dėl finansinių problemų, bet jie turėtų startuoti bent Lietuvos čempionate, taškus rinkti. Įdomu, kodėl, bet bus pramoga, vis tiek džiaugsimės visi, o plius Kačerginėje tokį automobilį pamatyti, taip, pernai jie darė testus, o šiemet važiuos čia. Tokį automobilį pamatyti jau yra retenybė iš tikrųjų. Retenybė, Kačerginėje varžybose paskutinį kartą važiavo Igno Jomanto Porsche, tai buvo, jeigu aš nesumuliuosiu, 22 metai, prieš 2 metus. Treniruočių metu taip, ir Matas Putokaitis planavo. Treniruotėse taip, bet lenktynėse pamatyti Lamborghini, Porsche ar kitus greitus automobilius Kačerginėje yra ypač retas atvejis. Retas atvejis, geriausiu atveju TCR, kaip matom, irgi 2. Ir Kreventikas tą patį savaitgalį mes matom džiaugiasi dėl 2 Lietuvos komandų. Tai R-Designs ir Juta Reisingo.
Ir sudėtis turbūt daug čia nekalbėsim. R-Designsas tradicinių sąstatų Audrius Nikola Nu, ne visai Paulius tradicinio. ir Timas Miuleris. Beje, užklijuota Šveicarijos pilietybė. Taip? Taip, dėl to, kad Timas Miuleris pagrindė gyvena Šveicarijoje. Nors jis iš tikrųjų yra vokietis. Nors šiaip yra kilęs iš Vokietijos. Taip, bet važiuoja su Šveicarijos licenzija. Tai va, Paulius Paškevičius, Nikola Audrius, čia nieko nepasakosim. Atsirado Evo užrašas prie Hurakano, ką pastebėjau. Visada rašydavo Lombarčytė Hurakan ČT3, dabar rašo Lombarčytė Hurakan ČT3 Evo. Tai va, o Juta savo... Gal dėl Evo gal vėlgi čia kažkas body kitas, koks nors tobulesnis, šito irgi mes dar kol kas nežinom. Jo, bet artimiausiu metu sužinosim. Ir Jutas savo albumų sudėtim, Justu Jonišu, Simo Jotviršiu ir Arūnu Kečiausku ir Leonardu Diržiu startuos. Aišku, Haris puikiai diriguos tai ekipai su Jodu ir bus sėkmingas, tikėkime, bus sėkmingas rezultatas. Tai pamatysim šį savaitgalį. Dar viena įdomybė, kad mes turėsim Aston Martiną, ko seniau nesam turėję Greventikę. Na, turėjęs. GT3 klasiai. GT3 klasėje Aston Martinas. GT3 nebuvo Aston, kiek atsimenu. Nu, reikėtų pasitikslinti. Mes turėsim ir prancūzų su Audi, turėsim ir Ferrari, šveicarų komandos, kurie pradėtos vien italai, labai greita komanda. Turėsim Lenkus, bet ne tuos Lenkus, kurie Kurios matėm kažkada Aurime lenktynėse. Ir kažkada buvo aptarnavę Nemuną. Jo. Ir kiti automobiliai. Gaila, kad nematysim Porsche Baltico abiejų komandų. Labai norėtųsi pamatyti šitose lenktynėse, bet to pačio Gasero, bet... Šiaip aplamai dalyvių labai nedaug. Nedaug, bet greitų. R-Designsas ruošiasi, taip pat ir Juta ruošiasi. R-Designsas... Komandų šiek tiek, gerokai bendrai daugiau negu Aurum. Taip, daugiau negu Aurume, bet greitai. Tai va, kitą savaitę aptarsim, kitą pirmadienį. Beje, matot, Helvetiko puslapis atsinaujino. Tai va. Naujas gražus dizainas. Tai va, ir keliaujam prie Aurumo. Šiandien aptarinėsim su Jonu šiek tiek silpnesnės klasės, šiek tiek silpnesnius automobilius, GT Open ir GT3 paliksime kitam kartui. Paliksim desertui. Desertui kitai laidai, kurie aptarinėsim ir Bacą, ir Kreventiką. O dabar aptarinėjom visas klases. Tai pradėsim nuo Tarzanijos. Ir pradėsim po truputį su Gabrielium savo spėlionės. Taip, Tarzanija su savo įdomia sudėtim. Karolis Bledys, Tomas Isiūnas, trečiasis vairuotojas, bet kol kas ir šitas Marius Santockis, nors praeitais metais pas juos važiavo Evaldas Basiuška. Nežinok, tikrai pasakysiu, tai nėra susijęs su Roku Basiuška. Lenktynininkas, visi du iš Lietuvos, dabar kažkas naujokas, pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Tarzanai, kaip sakiau, pasikeitė, važiavo testus, Kačergiai, daug lenktynių Kačergiai važiuoja, kaip matom, ir turi gražų ukrainietišką dizainą, kuris bent Jonui labai patinka. Jo, atrodo gerai. SP3 klasėje mes matysim ir legendinę Čiutelės Lada 2104 Turbo Mustangą, Dovalo Čiutelę, ralio legenda. Kažkada Fetingis yra pasakojęs čia labai senai, kai Čiutelę nufilmuoja, tai tada tas automobilis pradeda sustoti. Čia kaip prakeiksmas, kažkodėl sugenda. Sugenda, jo. Kažkada, man atrodo, jeigu aš neklystu, ten mechanikė dirbo ir bunkė. Man atrodo, jeigu aš neklystu, jo nepataisim. Buvo tokie metai. Ir Šeinauskas yra vairavęs šitą automobilį. Ir Mantas Mutukaitis.
Tai va, tai 26 metų, taip, viskas yra Mustango beveik padaryta, iš Mustango, ne iš Toligiečio gamyklos, Išskyrus kėbulą. išskyrus kėbulą, kuris yra iš Toligiečio gamyklos. Na, aišku, tų ladų yra buvę, be abejonės, kai teroristinės šalies Uljansko ekipa yra net antrąją vietą iškovojusi prieš 19 metų. Ir nusileido Nemuno, ne, brolių Daigalių ir Dapšo Porsche. Tai, Tikrai va, taip. tai mes matom sudėtį, čiutelę, šutinį ir matom trečią vairuotoją Paulių Noviką, pernai buvo 4, buvo dar vienas Tai kaunietis, matai, kad ta Lada buvo labiau panaši ir tokiai kaip prototipas. radikalas. Jo, prototipas. Jeigu kalbam apie Lada Revolution. Tada einam Su Lada TC. realiai iš išvaizdos nieko bendro, ten atrodo Nieko kaip radikalas bendro, labiau. nebuvo prototipas, nebuvo prototipas. Tai sakau, labiau radikalą priminė. Taip, tad C4 klasė mes turim Prime Line grįžusius po metų pertraukėlės. Tai gal čia daug nesiplėsim. Gal Manau, parodai, vienas... Gabrieliau, žmonėm, jeigu nesunku tas klases. Taip, tai Prime Line turėsim, kurie su M3 startuos 2022 metais jie buvo 25, kaip 26 buvo Tarzanija. Tai nieko įspūdingo, vis tiek M3 bus vienas lėtesnių automobilių, žinant, kad šiemet bus labai karštos lenktynės. Ir jų klasėm, kiek mes matom, palauk, 2 automobiliai. Šiek tiek bus daugiau, bet jo, TC4, visi kiti automobiliai yra TC ir kėbulo. TC4 tik tai 2, kiek matom. TC yra Damaka, Nerijus Malaševičius, kuris praeitais metais startavo su Lambo ir atsimenam turbūt visi, kaip jis pradėjo tas lenktynes. Turbūt nereikia pasakoti apie tą garsųjį gedimą. Net pradėjo liepsnuot DLČ-lo Lamborghinis, bet viskas buvo suvaldyta, nebuvo tokio gaisro kaip Audriaus Stasiulevičiaus atveju. Yra Antigensivas, Patso, kas stebi Baltijos šalių čempionatą, tai žino, kad jis buvo labai greitas BTC3 lenktynininkas. Ir Valijus Kimišys, irgi greitas sportininkas, pernai irgi startavo su Damaka. Bet Damaka tai iš tikrųjų nebloga komanda šiaip. Jie yra galintis būti greiti. Bet dėja, nes nematom kol kas Damaka. Nu, Damaka tikrai puikiai pasirodo Baltijos čempionate. Čia yra faktas. Baltijos čempionate jie 2 valandose dominuoja kol kas. Na, pirmąjį etapą laimėjo, antram irgi neblogai kovojo. Kas dar? Mes matom TC4 klasėje. Mes matom Seat Leoną, Hemi Racingą, kurie po praeitų metų šiek tiek pakeitė sudėtį. Važiuoja Tomas Urbanavičius, kuris pernai važiavo būtent su Damaka. Klaipėdiečiai, kaip primenam, gaila, kad nebus kitos klaipėdiečių komandos, kuria Simkutė buvo vadovė, Sodaras Racing. Kažkur ta komanda dingo. Kažkur gal jie finansai, dingo. gal dar kas. Aplamai jie dingo iš autosporto. Nesimato ir Batse. Greičiausiai finansai. Jo, mes matom šitoj sudėtį, tokius kaip Andrių Baubilį, kuris pernai irgi startavo ir Statku, kiti 2, Jurijus Sovas ir Tomas Urbanavičius, startuoja pirmą kartą su šito automobiliu. Tomas aplamai važiuoja ne pirmą kartą. Tomas, atsimenam, važiavo su Jurgiu Atamavičiumi ir su Šadeikiu ir Tomu Urbanavičium bendroji GT4 klasiai su BMW. Paskui Tomas važiavo pernai su Damaka, šiemet su Seat Leonu. Be abejonės, turbūt favoritai šitos klasės bus Ramūnas Čepkauskas, Ramūnas ir Titas Čepkauskai, kurie šiemet vėl sės į TCR, ne į 992, kurie pardavė. Ir bus Robertas Graudinis ir Dominikas Graudinis. Giminystės šitie patys, turbūt ekipa, kuri bus viena iš favoričių. Žinant Ramūną, žinant Net Titą. nenuvertinkim ir DMK.
Demaką irgi nenuvarsykim. Baltijos čempionatai jie konkuruoja stipriai. Jau Delė, patikėk, važiuoja greitai. Taip, važiuoja greitai ir pernai tai įrodė panašiai. Tai aš manau, kad šitos dvi komandos klasėje ir pagrindės TCR kaposis savęs. Jo, TCR klasėje, bet šitos dvi komandos tikrai koposis, jeigu nebus techninių problemų. Tai va, ir taip pat turim SP3 klasę su dviem komandomis. Apie Ladą, apie Mustango Ladą ketvirtuką su Mustango širtim kalbėjom ir pakalbėsime apie Baltcapsus. Klaudą Bučinską, sveikinam Klaudą su vestuvėmis, kurios įvyko šį savaitgalį. Povilas Gutkauskas ir taip pat, kaip praeitą laidą minėjom, Maksas Tubinas iš GR Motosporto, Olandas atvažiuoja. Jo, greitas jaunuolis. Tai va, tai jie vadovaujami Edvino Kušausko, kuris prieš 10 metų su geležiniais triumfavo, startuos. Na, prisiminkim, kad praeitais metais jiems visai neblogai sekėsi, jie baigė pirmam 10-uke. Jo, Klaudas aplamai praeitais metais turėjo sėkmę Lietuvos čempionate, laimėjo mini ralio čempionatą visą. Jo, jie buvo 6 vietoje iš tikrųjų, aplenkė tokios komandas. Pirmajam 10-uke. Tokias komandas kaip Dinamita, tą pačią Baltic Contra komandą aplenkė. Jie liko iškart po Lambo, man atrodo, RD-Science. Jo, iš karto jie liko po RD-Science ir tik tai nusileido RD-Science-ui abiem Jutos komandos mums, Nemuno ir Valterio ir Ramūno ekipai. Jeigu ekipai. net radiatoriaus avarija, manau, būtų ir dar aukščiau buvę. Taip. Ir, na, tai yra greitas automobilis. Tiesa, nebus Masas Šutino, tai tik, bet aš manau, kad ir Maksas yra greitas. To labiau, kad pats Klaudas patobulėjo prie šitą automobilį. Taip, Klaudas važiuoja mini ralio čempionatą, yra vienas iš mini ralio favoritų. Na, aplamai pernai buvo mini ralio čempionas, šiemet sėkmingai važiuoja Lietuvos ralio čempionate Lash 3 klasėje. Aplamai, kaip žinau, Giedrius Totkus labai šitą komandą palaiko. Povilas Gutauskas. Šiemet bus daug sunkiau, nes turim daugiau GT3 automobilių. Taip, mes turim daugiau GT3 automobilių, bet automobilis yra greitas, komanda greita. Ir jeigu kažkam nepasiseks, aš manau, jie tikrai vėl bus pirmam 10-uke. Taip, o kas atsimena, BMW M4 legendinis automobilis 2010 metais, aišku, senesnio modelio, yra tapęs šių lenktynių čempionu. Ir Steve'as Van Belligenas su šito automobiliu iškovojęs yra pirmąją vietą, paskui 2 metus iš eilės su Varsu Luisu ir užėmė antrąją vietą 2013 ir 2012 metais. Paskui 2015 metais tas automobilio buvo daug problemų ir paskui Basas Dar prieš tai turėjom labai skaudų incidentą, kuomet, aš dabar nepamenu metų, bet važiavo Dainis Mateušaitis 15 metų. Buvo labai skaudė avarija, kada iš dviejų automobilių buvo vienas padarytas. Jo, ten stebuklas buvo mechanikų, bet tas automobilis taip ir nefinišavo. Jo, ten buvo labai baisus lietus gaila tais metais ir Taip. Po renovacijos trasos viskas vyko. 2 metai po renovacijos. Na, kokia didesnė renovacija buvo dėl to, kad asfaltas dar buvo išlietas naujas tais metais. Tai va, tai artimiausiu metu Auramo trasa bus jau ruošiama lenktynėms. Šiaip galim jums išduoti vieną paslaptėlę, kad turėsim pirmą kartą turbūt moterį važiuojančią su tokiu greitu automobiliu kaip Lamborghini. Taip. Kol kas neatskleisim kas, bet paliekam intrigą. Kiek atsimenam istorijoje, dar tokios moters nebuvo, kur vairuotų tokį automobilį. Tikrai taip. Mes nepaminėjom apie GT4 klasę, bet šiek tiek galima čia palikti intrigos dėl to, kad Valteris Viedis dar nepaskelbė savo sudėties Latvijos Porsche, bet jau seniau savo sudėtį paskelbė Roberto Kupčiuko vadovaujama Oltako GT4 komanda.
Tai važiuoja Nerijus Raudonis, Darius Graučius, Andrius Gricius ir Andrius Piktys su naujausio modelio Porsche Cayman GT4. Tokių pačių Man tai, vairuos žinai, ir labai Wagneris. gaila, kad Holandų mes ko gero visgi nematysim. Jo, kol kas niekas nežino apie Holandus. O Taip pat kaip ir su Flash Racingu, niekas neaišku. kalbant apie GT4, tai Nerijus Raudonis yra šitiek vyresnysis Tomo kartu su Domu Raudoniu treniruojasi, kuris važiuoja šiemet su Robertu. Darius Graučius važiavo ir pernai. Audrius Gricius irgi pernai važiavo su šitą komandą ir jie bendroje įskaitoje finišavo 13, treti savo klasėje. Tada savo klasę laimėjo Dinamitas. Bet šiemet, turbūt bus tik tai 2 Porschai, nes su Holandais mes nežinom, kaip bus. Greičiausiai Holandų Jo, ir šiaip nebus. galiu išduoti vieną paslaptį, kad turėtų su Žilvinu Pekarsku išeiti greitai laida, kur daugiau sužinotim iš Dariaus Jonušio visokių naujienų. Tai va, tai bus įdomu. Nes Tai 15 min, kas turit klausimų Dariui Jonušiui, 15 min Gazos LT galite palikti komentaruose savo klausimus. Taip, tai bus tradicinė Žilvino laida, tai galėsit paklausyti. Na, o pabaigai šiandien tiek. Savaitgalis intensyvus. Visi lėkiam žiūrėti Kačiarigės, visi važiuojam žiūrėti Sekam Desaid su Jutos pasirodymus. O Laukiam. kas negalėsit nuvykti į Misano trasą, tai kviečiame stebėti internete. Taip, YouTube'as, Kreventikas. Kitą savaitę bus labai daug aptarinėsim GT3, GT Openus. Aptarsim stipriausias ekipas iš visų. Bus testai, matom internete, kad Žadeikis išvažiavo į Parnų ruošti su Dream to Drive. Jau padarė. Rezultatai sakė, viskas ok, mes pasirengę. Tai va, aptarsim Kreventiką, aptarsim Batsą. Pažiūrėsim, tikėkime, kad Kačerginėje viskas bus ok. Ir palinkėsiu, bent jau mano asmeninis palinkėjimas būtų tiek Jutos komandai, tiek RD Science. Būkit geri, nesulaužykit automobilių iki aurumo, nes būtų labai labai skaudu ir liūdna. Taip, tai va, tai matysim, Batsas, Kreventikas, taigi visi sekmadienį į YouTube'ą Kreventikę, į Kačerginę Batsą, kas galit. Ir be abejonės reikia priminti, kad pasirodysi turbūt greičiausiai tas Žilvino interviu sudarėm. Taigi kitą savaitę bus labai intensyvus, susitiksim greičiausiai pirmadienį. Su jumis buvo Žiedo broliai, Jonas, Gabrielius, pasiekim po gal 100 subscriberių. Nedaug trūksta, 2 subscribų. Ir susitiksim kitą pirmadienį. O dar reikia tos 2 subscribus. Ir bus 100. Didelis ačiū jums. Tai va, susitiksim kitą pirmadienį. Viso gero. Viso.